baigėsi metai žiemos vidury, lauk nereikėjo ilgai. Taigi pagaliau ilgai laukta akimirka, o tiksliau pasakius visa diena skirta tik tai man, kas būna labai retai ir šiuolaikiniai moteriai tai yra tiesiog didžiulė prabanga. Nors ir būtinas dalykas rūpintis savim, nes visos mes norim būti gražios, sveikos, šypsotis, būti geros nuotaikos. Ir man taip pat tai yra pakankamai retos akimirkos, ne tiek, kiek aš norėčiau, nes pati auginu sūnų, beje, neturiu jokios auklės ir pati rūpinosi savo karjerą. Yra dvi visiškai skirtingos rūtos. Viena yra, kuri yra savo asmeniniam gyvenime, aplinkoj, kuri nėra nei stebima, nei transliuojama, nei aprašoma. Ir visai kitokia rūta yra savo profesijoje, kada įjungtos kameros ar mikrofonai. Automobilyje aš praleidžiu labai daug savo laiko. Tai ir kelionės į mokslus, ir kelionės į koncertus. Automobilį palieku ten, kur galiu ką nors naudingo nuveikti tuo metu. Pavyzdžiui, kol automobilis plaunamas. Tokia viena superinė vieta yra kaip tik panoramoje Švaros brolių plovykla. Čia labai patogu palikti automobilį, aš pati skiriu 1 ar 2 valandas įvairiom grožio procedūrom arba tiesiog galiu tuo metu apsipirkti. Labą dieną. Sveiki, Rūta. Norėjau paklausti dėl automobilio plovimo. Taip. Kokį jūs man pasiūlytumėt geriausią variantą? Šiaip rekomenduočiau populiarųjį mūsų komplektą, kuris kainuoja 65 litus. Jūs galite užtrukti tiek, kiek jums reikia. Jūsų automobilį priparkuosime mūsų parkavimo vietoje. Tada aš užtrukčiau apie porą valandų. Visom grožio procedūrom man duodat laiko, ar ne? Labai gerai. Tikriausiai esat matę tokį vaizdą filmuose. Gražios merginos, nedaug apsirengusios, gundančiai, žavingai plauna jūsų automobilį. Aš nebejojau, kad vyrai plautų ir plautų savo mašinas ir jos labai blizgėtų, o jie visai dienai pasikrautų geros nuotaikos, energijos, šilumos ir meilės. O tada jau grįžtų pas savo moteris pasiilgę, romantiški. Man patinka vyrai, kurie prižiūri savo automobilį. Tokie kreipia dėmesį, aišku, ir savo išvaizdą. Jei būtų tokia vaizdinga automobilių plovimo paslauga, tai ko gero ir aš išdrįsčiau padovanoti tokią paslaugą savo mylimajam. Kita vertus, merginos neturėtų, mano nuomonė, daryti nieko daugiau išskyrus švelnų automobilio, sakykime, kokį nors tai priekinio stiklo blizginimą lengva rankelė, o patį rimtąjį automobilio švarinimo darbą turėtų atlikti vis dėlto vyrai. Tuo labiau, kad automobilis yra didelis ir moteris turėtų negaišti laiko šitiems reikalams ir šitam darbui. Švaros brolių tinklas yra pakankamai didelis, galiu pasakyti, šiai dienai. Šiai dienai turime 7 švaros centrus, kurie įsikūrė patogiose vietose. Aišku, ta pagrindinė galbūt centrą, kurį dabar atidarėme gegužės 18 dieną, tai yra šitas, esantis pačioj panoramoje. So today, Hello. This kind massage is like oil massage is for like relaxing and for the good skin, especially for the skin and relaxing, and most is helping for the stress
like the back pain or shoulder pain, and this is helping a lot. Vėl pražysta baltai. Išties rankas Rūta, kaip tu renkiesi kosmetiką? Kosmetiką bandau po truputį. Mano oda yra jautri ir šiaip sukelia nemažai rūpesčių, nes yra mišrus tipas. Tai stengiuosi po truputėlį išbandyti ir pasižiūrėti, kaip mano oda reaguoja. Iš tikrųjų, verčiau, kai yra jautri oda, naudoti pienelį, toniką ir kremą, negu ten plauti su muilais, prausikliais putojančiais, nes tai dar labiau sausina odą ir padaro daugiau žalos, jinai jautresnė pasidaro ir labiau šerpetoja, raudonoja. Ir kas yra būtina po toniko, būtinai veidą nusausinti vienkartinę servetėlę. Tai tiesiog galiu pademonstruoti, kad paprasčiausia kosmetinė servetėlė paėmus, jau kai tonikas yra nuvalęs veiduką, dar kartelį prisiglaudžiam, tiesiog nusausinam, prispaudžiam ir viskas. Tada... Labai įdomi visiškai nauja versija. Kad veido toniką nereikia palikti išdžiūti. Taip, jo, nes tai vat irgi papildomai dehidratuoja odą, pasisausinam ir tada imam kremuką drėkinantį. Ivostino linijos Sensitie kremukai yra labai geri, jie yra hipoalerginiai, tinka iš tikrųjų net vaikučiams mažiems. Labai svarbu be išorinio veiduko drėkinimo drėkinamaisiais kremais ar geliais taip pat nepamiršti vieno svarbaus dalyko, tai gerti pakankamai vandens tam, kad mes odą drėkintumėm ir iš vidaus organizmo. Tai bent jau 1,5 litro per dieną tikrai privalu kiekvienai moteriai išgerti, nors ir visos žino, bet tikrai ne visos tai daro. Tai tikrai labai rekomenduočiau ir dėl raukšlyčių profilaktikos, ir dėl odos skaistumo, ir elastingumo padidinimo. Gerti tą vandenuką, nepamiršti tiesiog turėti kartu su savim ten buteliuką ir sėkmingai jį naudoti. Baigėsi metai žiemos vidury, lauk nereikėjo ilgai. Vos tik suspėjau atverti duris, visi susirinko draugai. Muzika groja, daina ta pati, mes ją dainuojam kasmet. Ką žada ateinantys metai, galim spėlioti, bet ką šiandien mums viskas žinoma. Labai ačiū už grožio procedūras man. Kas daugiau gali ir geriau padėti blondiniai negu kita blondinė. Tarp kitko, galiu papasakoti savo mėgstamiausią anekdotą apie blondinės. Ant tilto stovi dvi blondinės ir ginčijasi, ar mato nerį ar nemuną. Viena aiškina aistringai, kad tai tikrai neris, nes jos bangelės yra kitokios negu nemuno. Kita tikrai sako, kad čia tikrai nemunas, nes neris visai kitaip atrodo. Žodžiu, jos karštai aistringai besiginčydamos nusprendžia, kad reikia eiti patikrinti. Nusileidžia viena blondinė į apačią, pro vieną tilto pusę grįžta pro kitą, po kurio laiko visa nusibrozdinus, kruvina, susivėlus ir sako kitai blondiniai: tu žinai, čia nei neris, nei nemunas, čia automagistralė Vilnius Kaunas. Labai ačiū. Aš labai laiminga, nes per šias 2 valandas suspėjau labai daug. Mano automobilis švarus, sutvarkytas idealiai. Aš suspėjau pasimėgauti nuostabiu masažu, taip pat
pasirūpinau savo grožiu. Mano plaukai dabar taip pat labai gražus ir sveiki. Ir aš manau, kad aš ir pati atrodau graži, jauna ir pasiruošusi likusiai dienos daliai, o manęs dar laukia daug. Galim spėlioti bet kam, šiandien mums viską žinai.